Labas vakaras, čia tiesioginė Baltikum televizijos laida Rezonansas. Ir šiandieną jūsų klausime, ar mes vis dar galime būti vieningi. Ar galime būti vieningi tokie kaip prieš 20 metų, kai visa Lietuva buvo tarsi vienas kumštis. Šiandieną apie tai šnekėsime su mūsų studijos svečiais ir pas mus šiandien vieši mokslų daktaras Eugenijus Gentvilas. Labas vakaras. Sveiki. Ir taipogi Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Grubliauskas. Labas vakaras. Sakykit, kur jūs buvot? Prieš 20 metų, tą sausio 13. Gal pradėkim nuo jūsų, arčiau sėdėt vis taip. Na, 20 metų senumo įvykiai iš tiesų, manau, kiekvieno lietuvio širdėje ir klaipėdiečio širdėje yra palikę labai gilų pėdsaką. Man tai įsiminė iš tiesų, aš sėdėjau, kiek galėjau sėdėjau namuose prie televizorius ir stebėjau visą tą dramą. Tuo metu labai sirgo mano vyresnioji dukra Agnė, atsimenu, ten buvo 39 laipsnių temperatūros, bet vis tik tais gerokai po pusiaunakčio aš, kaip sakykime, suradau galimybės ir susitariau, kad palikau ją namuose ir vis tik tais buvo trumpam tiesa neilgam atvažiavęs į miesto centrą ir ta žmonių vienybė, apie ką jūs šiandien kalbate, ir tas ne tik laužai, arba, kaip sakyti, akise degantis tikėjimas tuom, ką daroma, kada yra daroma teisingai, kad tai yra daroma dėl ateities, ne tiek dėl savo, kiek dėl vaikų, dėl anūkų ateities, jis iš tiesų yra nepamirštamas. Ir nekalbant garsiom skambiom frazėm, bet ta vienybė, ta bendra idėja, tas bendras tikėjimas, kuris vienijo žmonės tomis dienomis prieš 20 metų, dabar ko gero gali būti tik tais gražus prisiminimas. Na ir aš norėčiau pasakyti, ko gero tikrai svajonė, kad mes vėl prie to sugrįšim. Aš turiu minėti ne prie tos dramos, bet prie to tikėjimo valstybė, prie to tikėjimo jo žmonėmis, prie galų gale, prie tikėjimo to, kad mes esam pakankamai stiprus ir subrendę ir vieningi, kad iškopti iš tų krizių duobės, kurioje ne dėl savo, sakykime, arba ne vien dėl savo veiksmumo, neveiksmumo esame atsidūrę, bet aš manau, kad šita 20 metų data, 20 metų tas riboženklis, jeigu taip galima pasakyti, kaip tik yra gera proga susikaupti, apmastyti ir padaryti labai aiškę išvadą, kad Lietuva, ko gero, dabar vėl pribrendo tam laikui, kada reikia ieškoti jėgų savyje, ieškoti vienybės savyje, pamiršti galų gale, peržengti per kažkokias asmeninės ambicijas, per politinės kažkokias ambicijas ar dar kitokius jausmus, kurie neskatina į priekį ir vis tik tai žvelgti ateitį su optimizmu ir tikėjimu, tokiu, kokis jis buvo prieš 20 metų. Eugenijau, jūsų to paties taip pat paklausim, mes turim vieną pašnekovą, pirmąjį šį vakarą, galbūt pirmą su juo pasišnekam. Labą vakarą. Labą vakarą, turim jūsų. Jau eterį. Alio, klausom. Labas vakaras. Labas vakaras. Norėjau paklausti apie jų pašnekovo, reiškia, ateina rinkimai, atsisėda, labai rimtais veidais kalba, šnekame. Kiek žinau, ponas Gentvilas iš tikrųjų turėjo nemažą politinę patirtį. Tiek, kuomet jisai gyveno Vilniuje, Briuselyje, tiek kitas mūsų gerbiamas Seimo narys. Klausimas labai paprastas. Gerbiami ponai, jūs turite politinės patirties. Ką gero padarėte paprastam lietuviui? Tai yra paprasta politinė reklama. Jūs tiesiog pasakykite paprastai. Šiandien aš neturiu ko pavalgyti. Ką jūs asmeniškai gero padarėte, kad iš tikrųjų man būtų geriau ir mano šeimai? Ačiū. Dėkui jums. Tai Eugenijau, gal nuo jūs pradėkim vis tik. Gal gerai žmogus prisimena, kad sako, kad aš turiu nemažos politinės patirties, tai ir pradėsiu nuo to, kas prieš 20 metų buvo. Buvau aukščiausiosios tarybos deputatas, kaip tada vadinosi, parlamento narys, ir dabar, kai žiūriu visokius istorinius kadrus, tai yra užfiksuota nakties metu, jau turbūt po sausio žudynių, artėjant rytui, kad pasidėję dujokaukės, miegame salėje ir laukiame šturmo ir galvojame, kas bus. Po to paruošiami dokumentai, svarstome juos, duodame įgaliojimus laikinai vyriausybėje migracijoje, vadovaujamai Algirdo Saudargo, nes Šimėnas premjeras kažkur dingęs. Taigi tie įvykiai man labai artimi, net ir laiko prasme atrodo, kad jie visiškai neseniai įvyko. Labai džiaugiausi, kad šeima buvo prieš naujuosius išvažiavusi į kaimą ir
kažkaip ramiau truputį buvo, nebereikėjo sukti galvos dėl šeimos. Dabar atsakant ponui į klausimą, ką gero, ką blogo esu padaręs, tiesą sakant, atėjau į šitą laidą kalbėti apie tautos vienybę, o ne apie kokią nors politinę, siaurą partinę reklamą. Ne man spręst, mano manimo, aš tikrai esu labai atsidavusiai dirbęs ir pirmiausiai gal arčiausiai žmonių buvau, būdamas Klaipėdos miesto meru, 2 kartus išrinktas. Na ir aš taip drįstu paspėlioti, jeigu pirmose rinkimuose, kai mane išrinko į miesto tarybą, buvau vienas liberalas, paskui buvome jau 6, tada tapau meru, po 3 metų jau 10 liberalų. Aš manau, kad padarėme gerų darbų. Po to jau išėjau į vyriausybę, tapau ūkio ministru, vėliau laikinuoju ministrų pirmininku, vėliau Europarlamento nariu. Tai dabar, žinot, per 20 metų politinį laikotarpį išvardinti gerus dalykus aš galiu pasakyti, nei pavardėm, nei tūkstančiais nesakysiu, nei šimtais, bet esu ir iš savos piniginės padėjęs žmonėm ir tikrai daug labdaringų dalykų esu daręs. Ponas matyt negavo, nepasitaikė mano kelyje ir suprantu, kad visų nesušelpsi, bet esminis dalykas, politikas neturi dalinti savo pinigų. Ne pagal tai turi būti vertinamas politikas, kiek jis iš savo kišenės išsitraukia, o pagal tai, kokius sprendimus priėmė daugumai žmonių. Tai mano manimu, bent jau Klaipėdos mastelėje tikrai pavyko gerų darbų padaryti. Jeigu kam rūpi kokie geri dalykai, tai aš sakyčiau, kad ir tokį dalyką. Tapęs Klaipėdos meru, po metų pasiekiau, kad šiluma Klaipėdos mieste tapo pigiausia visoje Lietuvoje, nors man tampant meru taip nebuvo. Tai manau, kad kiekvienam žmogui tai padėjo sutaupyti ne vieną šimtinę. Vytautai, labai trumpai, nes mes turim dar vieną žmogų, gerai? Tai gerdamas kitą pašnekovą, aš tik pasakysiu, iš tiesų būtų labai sudėtinga vertinti, bet paskutinis darbas, kuris, sakykime, kyla atmintyje, ilgai, kaip Eugenijus sako, politikas nėra tas geras politikas, kuris labai gali šelpti savo kišenės, gal ir gerai žmogiškai, bet politikui tai nėra galbūt toks geriausias bruožas. Paskutinis pavyzdys, sakykime, tvirtinant valstybės biudžetą, man kartu su kolega Eligijumi Masiuliu pavyko vis tik įtikinti vyriausybę ir paskutinio svarstymo metu vis tik tais pavyko įtraukti į valstybės biudžetą 200 000 papildomą dotaciją Klaipėdos Žuvėdros sportinių šokių kolektyvui kaip pasirengimo programai Europos ir pasaulio čempionatų, kurie vyks šiais metais. Tai aišku, vėlgi, gal tas žmogus, kuris skambina, jisai iš to neturi asmeninės naudos, bet tokių darbų, kasdienių darbų, kurie duoda naudą, piliečiams, plačiai to žodžio prasme, mes kiekvienas tikrai stengiamės ir darome. Bet aš girdėjau, žmogus yra šiaip nusivylęs. Supratau iš balso iš klausimo, apie nusivylimą mes turbūt pašnekėsim laidoje dar vėliau. Dabar turim dar vieną žmogų. Labą vakarą. Labas vakaras. Sveiki, kuo jūs vardu? Andrius. Maloniu, Andriu, klausimas. Aš gal neklausimų, gal tiesiog pastebėjimą. Žinot, labai sunku, manau, kalbėti apie vienybę šiais laikais, kaip paprasti žmonės. Aš nekalbu konkrečiai apie save, bet tiesiog apie darbo liaudį, tą, kurį dirba, tą, kurį uždirba minimumą arba šiek tiek daugiau. Lygina save, sakykime, su tais paprastais žmonėm, ir su ponu Gentvilu, ir su šalia sėdinčių mūsų gerbiamų politikų, tiesiog veda paralelę. Suprantat, nė vienas žmogus negali suprasti, kodėl dirbantis žmogus ir gaunantis algą, aš kalbu apie politiką, gauna kažkokias privilegijas. Ponas, manau, kad vienybė būtų labai teisingas žodis, jeigu jūs, politikai, atsisakytumėt savo privilegijų ir save, ir savo kūrą, kurį išdeginate, ir butus, ir visą kitą, ir kelionės, apsimokėtumėte iš savo atlyginimo. O tai būtų visiškai teisingai. Ponas Gentvilau, jūs dirbate šiuo metu, dabar jausime uostą, atleiskit, buvau išvykęs ilgam. Ar tai Klasko, ar privačioje kažkokia tai įmonė, ne? Klystate, aš dirbu uosto direkcijoje, kuri yra valstybės įmonė. Taip, būtent, atleiskit, galbūt aš netiksliai pasakiau, bet aš turiu minėti, dabar jūs man pasakykite, ar jūs dirbdamas tenai, užimdamas aukštas pareigas, galite sau leisti neateiti į darbą? Ar jūs galite sau leisti išlaidauti ir ta prasme, nežinau, leisti įmonės, valstybinės įmonės pinigus ir važiuoti, pavyzdžiui, nežinau, pasivažinėti. Gerai, ačiū Jums, ačiū. Bandau trumpai atsakyti. Jeigu paprasta liaudis matys, kad mūsų politikai yra vieningi, solidarūs, su tauta, kaip suprantu, ne? Kaip ir mes paprasti žmonės, tai man atrodo.
bus daug lengviau ir jums, ir mums. Tai ačiū Jums, ačiū Jums. Noriu tada savo pavyzdžių ir pasakysiu. Visų pirma, kaip politikas. Politikas aš dabar esu tik tiek, kiek esu miesto tarybos narys. Miesto tarybos nariam priklauso išmokos arba kompensacijos 700 litų per mėnesį, aš jų esu atsisakęs, neimu. Na, nežinau. Gerai, gal kartais pat savo pinigus išleidžiu, tiek to. Dabar dirbdamas, būtent noriu pabrėžti, ne privačioje struktūroje, valstybės įmonės Klaipėdos uosto direkcija generaliniu direktorium, nuo pirmos dienos atėjęs pasakiau, tarnybiniais automobiliais į darbą nebevažinėja niekas. Kartais aš važinėjau mikroautobusu, kartais važinėjau savo automobiliu. Kai buvo užsnigę, aš važinėdavau mikroautobusu ir ne vienas klaipėdietis gal per kepurę ar šaliką per šalčius pažindavo. Lygiai taip pat ir kitiem direktoriam nebėra priskirti tarnybiniai automobiliai. Premijos. Išmokėjome darbuotojams premijas, nes metų rezultatai buvo puikus, rekordiniai per 500 metų uosto istoriją. Aš pats premijos neėmiau, man užtenka pinigų ir galėjau turbūt gauti, neėmiau. Bet vyriausybė siūlė susilaikyti nuo premijų šiaip? Tai siūlė vyriausybė, bet aš ne biudžeto pinigus išleidau, o mūsų įmonės uždirbtus pinigus. Nereikia painioti valstybės įmonės su biudžetinėmis įstaigomis arba su ministerijomis. Mūsų darbuotojai uždirbo šitos pinigus, jie gavo premijas nuo 1000 iki 3000 litų, aš pats jos atsisakiau. Trečias dalykas, aš jau nekalbu apie tai, kad mano atlyginimas yra 7000 litų mažesnis negu iki manęs buvusio mano pirmtako. Tai aš atvirai pasakysiu, man visiškai negėda. Ir darysiu viską, kad kuo daugiau žmonių gautų solidų uždarbį ir kuo geresni būtų rezultatai uoste. Nežinau, ar pona Andrių pagodžia tokie atsakymai, tiesa, dalis tų atsakymų niekaip nesusijęs su politika. Na, čia labiau reikėtų tvarkingų ūkininkavimų. Ne, šiaip tai čia iš tiesų labai plati ir išsami diskusija ir joje, ko gero, tokio vieno atsakymo arba atsakymo, kuris patiktų ar tenkintų visiems, tikrai nėra. Aš tik priminsiu paprastą dalyką. Konstitucijoje yra aiškiai labai nurodyta, kad Seimo narys atlikdamas pareigas tautai turi, sakykime, turėti ir tam visą tam reikalingą, pasakysiu taip, ne visai konstitucinė terminologija, visam tam reikalingą aprūpinimą ir infrastruktūrą, jeigu taip galiu pasakyti. Tai yra taisyklės. Galimybė gyventi Vilniuje, jeigu ten gyveni toliau negu 25 km nuo Vilniaus, galimybė yra skirtos, sakykime, vadinamos kanceliarinės išlaidos arba išlaidos parlamentiniai veiklai, kurių leidimas, jeigu taip galima pasakyti, leidimas būtent o neatsakingas naudojimas, tai sudaro precedentų vertinti būtent politikų įtaką arba politikų vaidmenį tame solidarume, ką mes kalbame, taip kaip vertina šitas ponas Andrius. Be jokios abejonės buvo tikrai tokių pavyzdžių ir tam tikrų kelionių, ir servizų, ir dar kitokių dalykų, bet vėlgi, aš labai norėčiau, kad kiekvienas mes atsakytumėme už save ir nereikėtų, kaip sakyti, visų tepti vieną spalvą arba, sakykime, vienodai vertinti visiškai, be jokio išskirtinumo. Aš tikrai su tom nesutinku. Ir galiu pasakyti paprastą pavyzdį. Lygiai tokias pat kanceliarinės išlaidas gaunu aš būdamas Seimo nariu, važinėdamas į Klaipėdą 2-3 kartus per savaitę ir lygiai tokias pat pajamas, lygiai tokias pat kanceliarinės išlaidas gauna mano kolega, kuris gyvena Vilniuje Antakalnyje ir į Seimą ateina pėsčiomis. Tai aš gal reikėtų koreguoti kažkokias išlygas daryti? Aš netgi pirmoje kadencijoje bandžiau šitą klausimą kelti, tačiau... Dar daugiau, atsiprašau, Vytautai, prieš 14 metų jau buvo keliama ta nelygybės problema. Taip, ir aš tada kažkaip labai jautriai tą reagavau, kad kaip čia gali būti, kad klaipėdietis važinėdamas 600 km pirmyn atgal į Vilnių gauna tą patį, ką gauna vilnietis eidamas į darbą 600 metrų. Tačiau... Vytautai, mes turim dar vieną žmogų, kaip ir aiškus maždaug atsakymas, po to galėsim grįžti, turėsim laiko.